Danielius Narauskas. Kai jis pradėjo savo kelionę, aš pagalvojau, kodėl. Jo veide nėra jokių fizinės ištvermės ar stiprybės ženklų. Padidintų ženklų, ar ne, kurie leistų tarytum jam šią kelionę įgyvendinti sėkmingai. Ką turiu omenyje? Pažiūrėkite į Mockų. Smakras didelis, pavažiavęs į priekį, Valujavičius, žandikaulis platus, kalniukai ties antakiais, fizinės stiprybės yra, važiuojam. Tuo tarpu Danielius yra visiškai vedamas emocinio intelekto, labai ilganosė zona. Plius jis turi ir audialo ausis, atliepusios ausų viršūnėlės, tad jo kūrybinė muzikinė veikla yra absoliučiai jo dalykas. Ir jam trūksta nuo tokio elementaraus žemiškumo, praktiškumo ir, kaip ir minėjau, tokių fizinių prigimtinių savybių. Tai apskritai visą tai sudėjus man buvo įdomu, kaip jam seksis šita kelionė. Dar labai krito į akis jo mažos ausys. Tai gali vesti į labai didelį tokį pasinėrimą tarytum į save, kai negirdžiu arba nenoriu girdėti, ką sako kiti. Tai yra, aš klausau tik savo vidinio balso ir savo nuomonės. Likimo matricoje, maniau, jis turės 18-tukus, nes 18-tukai susijęs su miražais, iliuzijomis ir panašiai. Tai visgi jis jų neturi savo matricoje, bet panašu, kad jis tiesiog yra žmogus norintis susikurti savo kažkokį įvaizdį, kažkokio labai faino, daug pasiekiančio žmogaus ar ne ir panašiai. Ir šiaip jis yra iš tų, kur tikrai bijo kritikos, apskritai gali atsisakyti netgi priimti kažkokią neigiamą gyvenimo pusę, o prieš blogį tarytum ar kažkokias problemas iškilusias užsimerkti ar ne ir jų tarytum nematyti. Tai va tokia trumpa įžvalga apie Danielių Narauską. Įdomu buvo.